Tas rusiškas posakis samaučka man labai tiko, nes niekada manęs niekas nemokino, bet aš tikiuosi, kad šioje laidoje aš išmoksiu. Viską dariau taip, kaip man pačiai buvo labiau priimtina. Aš prastumsiu kamuolį tiesiai. Aš prastumiu kamuolį tiesiai, jisai nurieda ir jisai grįžta atgal į lazdą. Lygiai taip pat aš dabar padarysiu, bet aš jį prastumsiu netiesiai. Tai yra tiesiai prastumsiu, bet aš padarysiu, kad jisai suktųsi. Jisai sukasi. Ar matai, kur jisai grįžta? Jisai grįžta visiškai į kitą pusę. Lygiai taip pat mes į kitą pusę. Jūs ne per vidurį jį ir mušėt, tai dėl to... Aš mušu tam, kad išsukti. Jo, baltas kamuolys ir yra jisai tam, kad tu jį galėtum kažkur tai pastatyti. Toliau. Kam reikalingas tas tepimas? Kreidelė. Labai geras klausimas, kreidelė. Tai yra, kreidelė padidina antgalio sukibimą su kamuoliu. Iš karto parodysiu labai aišku pavyzdį. Tam, kad kamuolį mes galėtumėme prastumti ten, kur mes jį norime, mes turime lazdą stumti kiek galima lygiai grečiau stalo paviršiaus. Mums nereikia kelti lazdos ir grūsti kamulio į stalą. Mums reikia jį stumti lygiai grečiai stalo paviršiumi. Lygiai tas pats, jeigu kamuolys yra ir prie borto. Mums nereikia kelti lazdos. Mums reikia jį lygiai grečiai stalo paviršiuje. Tik tai tiek, kad mes jau pataikysime ne į centrą kamuoliuko, bet į viršutinę kamuoliuko dalį. Tam, kad jis nenuslystų, nes dažnai ypač pradedantys žaidėjai nepataiko tiesiai į kamuoliuko centrą, mes patepame, negręžiame kreidelės. Nereikia gręžti, bet reikia ją gražiai užtepti. Tai yra, kreidelė turi išsidėvėti panašiai taip. Jinai turi tokią truputį rutulio formą, jinai turi. Ir dar sukta, ne? Jo, sukdama, tada vienodžiau pasidengia. Aha, tai gerai. Matėme, kad aš užtepiau antgalį ir aš gražiai atsistojęs prastumu dabar lazdą. Matote, kaip gražiai nuriedėjo kamuoliukas. Dabar aš apatinę dalį nuvalau. Nelabai gražu, bet aš nuvalau. Tai yra, ant galiuko yra apatinė dalis nuvalyta. Šita dalimi aš pataikysiu į kamuolį. Ir pažiūrėkime, kas atsitiks. Aš vėl statau ir... Aha, supratau. Labai aiškiai matosi skirtumas. Pabandyk pati prastumti kamuolį, kad jis įkristų į šitą kišenę. Vien tik tai vienas kamuoliukas. Ir pasižiūrėsime, kaip tau išeina. Taip, tai dabar... Ne. Tu iš viso pabandyk pastumti taip, kad jis įkristų į šitą kišenę, jį paridenti. Pirmas dalykas, jeigu girdėjai, aš sakiau prastumti, nepramušti. Tu mušiai. Mušiai į kamuolį, mušiai su ranka. Užmiršai, kad yra lazda. Niekad negalime praleisti to etapo. Tai yra pas mus yra galva, smegenys sugalvojam, galva, akis, perdoda impulsą į ranką, ranka į lazdą, lazda į antgaliuką, antgaliukas į kamuolį, kamuolys į kitą kamuolį ir įsikrenta į kišenę. Yra tokia seka. Labai tokia paprasta. Tai va, iš tikrųjų yra labai paprasta. Žiūrėk, aš atsistoju, padedu ranką ir gražiai prastumu lazdą. Prastumiu lazdą tą kryptimi, kur man reikia, ir kamuolys įkrito į kišenę. Na, dabar pati pabandyk. Įsivaizduok liniją vieną ir kad šita lazda yra šitoje linijoje. Ir tiesiog jinai yra ir tiesiog stumk ir viskas tik tai lazda. Pažiūrėk, kaip tiesiai į vidurį kišenės niekur nelietės įkrito. Vadinasi, pirmąją pamoką išmokome. Truputį išmokome. Išimkime dabar tą kamuoliuką. Ir kiekvieną kartą reikia tepti, taip? Taip, kiekvieną kartą reikia užtepti po truputį. Na, dabar aš parodysiu labai paprastą, pagrindinį, sakykime, dalyką, kaip elgiantis, tai yra, kad šitas kamuolys įkristų į kišenę. Yra pasaulinės trikšoto federacijos prezidentas, yra toksai Tomas Rosmanas, jisai amerikietis, yra Las Vegase žmogus gyvenantis. Čia yra jo pamoka. Yra jo pamoka, kuri iš jo patirties, jam sakant, tai yra labai greitai žmonės išmoko tų pirmutinių dalykų, kad jie pataikytų kamuoliuką į kišenę. Paprastai mes norėdami įmušti šitą kamuolį į čia, su šiuo baltu kamuoliu,
mes nežinome, į kurią vietą taikytis šitą svetimo kamuolio. Tai reiškia, mes nežinome, ar į kairę, ar į dešinę ir taip toliau. Ir visą laiką kyla klausimas, ar dar kairiau, ar dar čia. Kaip mums jį prastumti? Į kurį tašką? Tai yra labai paprastas matavimosi metodas. Mes įmame vidurį kišenės, tai yra ir kamuolį per kamuolio vidurį. Šitoje linijoje, įsivaizduokime, kad čia susiliečia lazda su kamuoliu, pastatome šitoje vietoje, šitoje linijoje lazdą tiesiai. Toliau per pusę kamulio, per pusę kamuoliuko skersmens atitraukiame lazdą atgal. Taip, bet šiuo atveju jūsų lazda kaip tiesiai? Palaukit. Tiesiai yra į kišenės vidurį, per centrą. Vat yra linija, mes įsibrėžėme tokią liniją. Tai reiškia, kamuoliukas, vėl taip pat kartoju, susilietimo vieta, padedam čia atgaliuką, per pusę lazdos atitraukiame atgal, per pusę tai kamuoliuko skersmens. Atitraukiame atgal ir prispaudę ant galiuką sukame iki balto kamuolio centro. Tai yra kryptis, tai yra linija, kurią mums reikia prastumti baltą kamuolį. Pasižiūrėkime, ar pavyks. Palaukit, dabar jūs čia muštumėte šitą kamuoliuką? Aš baltą kamuoliuką, dabar turiu, mano lazda yra brėžia liniją, kurią aš turiu paridenti baltą kamuolį. Pažiūrėkime, ar teisingai išeis. Aš paimu, pažiūrėkite, traukiu šitą liniją. Ir tą liniją grinai prastumiau. Viskas įvyko tai, ko mums reikėjo. Taip, tai dabar man reikėtų... Vat liniją tau reikia tiesiai per kamuolio centrą ir į kišenės centrą. Vat susilietimo vietoje statome čia. Dabar iš viršaus, su kairė ranka iš viršaus prispausk lazdą. Ne, su kairė ranka iš viršaus prispausk lazdą. Žiūrėk, tu nebėg, taip, prispausk tą lazdą, kad nejudėtų tas antgaliukas, ne? Dabar šitaip laikai per pusę kamulio patrauk lazdą atgal. Patraukiame ir dabar gražiai sukis kartu su lazda iki centro. Taip, ir iki centro kamuoliuko. Va, matai, reiškia, mums šitą kryptimį reikėtų ir mušti, ne? Reikia prastumti baltą kamuolį. Prastumti. Jo, prašiausiai prastumti šitą kryptimį. Ar tikrai tavo? Bandyk ją atsiminti ir įsivaizduoti ir gražiai tik prastumti. Taip. Čia truputį buvo taip, buvo šitaip. Aha, pažiūrėk, bet ant centro, matai, baltas dabar ne ant centro stovi. Tai yra, lazda turi būti šitaip. Supratai? Ir dabar gražiai patraukusi šitą kryptimį pabandyk prastumti baltą kamuolį. Šitą kryptimį, kur... Tik tai prastum. Viskas gavosi. Labai pasirodo viskas paprasta. Lygiai tas pats, jeigu pas mus yra stovi tiesus kamuolys, ne? Lygiai tas pats. Tai reiškia, kamuolys čia turi judėti, ane? Mes pastatom čia, patraukiam per pusę lazdos, bet jisai jau stovi tiesiai, mums nieko sukti nereikia. Išvada, ta kryptimi aš turiu grinai tik tai prastumti kamuolį ir įkrenta baltas kamuolys. Bandykim sunkesnį variantą, kaip, tarkim... Prie borto galime. Žiūrėkime, sakykime prie borto. Kamuolys, baltas čia. Įsivaizduokime irgi taip pat. Mums čia yra kryptis, kurią mums reikia prastumti, taip. Pastatom per pusę kamuolio ir sukame į čia. Tai reiškia, kad baltas kamuolys tuo pačiu metu turi susiliesti tiek su bortu, tiek su geltonu kamuoliu. Kadangi mes tai žinome, mes jį pastumėme ir geltonas kamuolys įkrito. Aš irgi noriu taip pat pabandyti. Pasižiūrėsim, kaip čia gausis. Gal ne žalią, padėkime, kad būtų kontrastas didesnis. Gerai, tai dabar tai būtų. Jo, čia mes padedame prie žemės, patraukiame per pusę kamulio. Nesukam, iš pradžio per pusę kamulio patraukiame čia ir dabar prispausk su kairė ranka, kad nejudėtų mums, nes negali judėti. Jeigu tik sujudės, yra jau blogai, iš naujo matuoti reikia. Ir bandyk prispaudus sukti. Nejudink prieki, to jau pajudini. Gerai, aš čia tai pasižymėti. Va, pasižymėk ir įsivaizduok tą kryptį. Va. Įsivaizduoti, reiškia, praktiškai šitą tarpą reikia pabandyti ir prastumti baltą kamuolį. Tik prastumti. Prastumti, ne? Taip, nesudėti taip. Visą laiką biliardą įsivaizdavau kaip sudėtingą sporto šaką,
kaip nemačiau, kaip tai paprastai galima įmušti visgi kamuoliuką į, kaip visi ten vadinasi, į lūzą. Į lūzą. Nu, žodžio, lūzeris gal. Tai va, tai šiandien supratau, kad visgi yra labai įmanoma ir tai yra gana nesudėtingas procesas.